Senukai man metė iššūkį. Tuos pačius daiktus pagaminti su akumuliatoriniais Gründer įrankiais ir su senoviniais tavo senelio pjūklais ir grąžtais. Viskas? Nu va, viskas. Tikrai turiu per mažą plaktuką. Bičiuli! Lio. Gerai, tai jeigu trumpai turėčiau papasakoti, apie ką yra šitas projektas, aš sakyčiau, čia yra apie savęs kankinimą, nes aš tuos pačius daiktus, sakykime, stalas, suolas, lentyną, turėsiu padaryti su šitais, su rudėjusiais įrankiais ir su naujais, patogiais, akumuliatoriniais Gründer įrankiais. Pirmiausia, ką padarysim, susikursim darbo stalą. Aš gal daug nesuprantu, bet suprantu vieną dalyką, kad mums reikia pasiplanuoti, nes aš buvau tenais ir ten yra visko labai daug. Darbo stalas susideda iš 2 lentynų. Plokštuma viršų yra apačioj. Aukštis 90 cm. Let's go. Mums reikia surasti medžio skyrių, kur yra mūsų brusiukai. Kai turėsim juos, susirinksim varžtelius, kampainius ir visą kitą. Nučiumpu. Pyp, pyp. Pyp, pyp. Gerai, šitiem specialiam varžtam reikia specialių galvučių. Tai mes pasiėmėm jas. Varom. Varom! Bum! Nu, supratau, gerai. Va čia va. Čikš-pikš. Ok. Viską susinešėm, užtrukom žiauriai per ilgai, žiauriai nebėra laiko, bet pradedam pjauti ir matuoti dalykus. Ir dabar idėja yra tokia. Vienoj pusėje aš darau stalą su senoviniais įrankiais, viduramžiais, o kitur su ateitim, su Gründer įrankiais. Pasižiūrėsim, kaip man seksis. Na ką, susimatavau, atsižymėjau stalviršį, viršutinį rėmą ir kojas. Tai ką dabar darysiu? Pasiėmu Gründer įrankius ir dirbu čionai su jais. O aš pasimsiu tavo senelio įrankius ir dirbsiu su jais. Pradedam. Viskas. Aš tiesiog supjauju viską iki minutės. Kol dabar nenoriu daryti, tai varyti tą pusę ir brūžinti. Įstrigo pjūklas. Reikia pjūklą išlaikyti tiesiai. Čia vienas iš dalykų, kas nevyksta su kitu pjūklu, nes ten taip zupt ir perpjauni tiesiai, o šitas reikia valdyti. Turėčiau pastebėti, kad nors ir kaip grėsmingai atrodytų tas Gründerio diskinis pjūklas, ten išmoksti, zupt tiesiai pjauni ir viskas. O čia... Wow, net galvelė apsvaigo. Beveik lygų. Nu va, ir viskas. Viskas, ko reikia, tai varžtų. Tai mano įrankis. Namo viduj. Opapa. Ką čia turim? Suskilo. Bet hei, čia mano pirmas darbinis stalas. Tai kaip išeis, taip išeis. Važiuojam. Muzikalusis stalas beveik baigtas. Ok, tai mūsų rėmas pagal dizainą, kaip prisimenat, ne tik yra kaip paveikslo rėmas, bet turiu kraštinių, bet turi dar ir skersinius. Čia, žinai, toks kontento visai variantas, kur tu darai taip blogai, kad visus supykdo ir visi žiūri ir komentuoja. Tai jeigu tu esi tas žmogus, labai laukiam tavo komentaro. Aš noriu pritaisyti stalviršį prie mūsų rėmo. Atsukam ir vėl įsukam. Flush.
Čia jau baro stalas gavosi. Perimu kamerą, nes operatorius jau išvažiavo namo, nes jau vėlu, jau tamsu, bet mes vis dar dirbam, vis dar bandom pabaigti tą stalą. Ok, čia jau yra mūsų modernaus ateities stalo rėmas. Reikia padaryti apatinę lentyną, bet vienas yra svarbus dalykas. Aš dar net nepradėjau dėti to stalo. Viduramžių stalas yra visiškai išardytas ir mes prižadėjom savo, kad viduramžių stalas nebus susuktas varžtais, o bus sukaltas viniais, nes viduramžiais varžtų nebuvo. Apžiūrėkite savo senus įrankius, ar jie vis dar yra kokybiški iš tikrųjų. Ok, tai pakalbėkim su dirbtiniu intelektu. Viduramžiais amatininkai, dirbdami su mediena, naudojo įvairius įrankius, tokius kaip grąžtai, kad paruoštų medieną varžtams ar viniams. Prieš įsukant varžtą ar vinį, jie išgrąždavo skylę, kad sumažintų medienos plyšimo riziką ir palengvintų surinkimo procesą. Linkiu Jums daug sėkmės Jūsų stalui kurti. Man atrodo, aš tikrai turiu per mažą plaktuką. Suskaldžiau. Jeigu nori kalti vinis į medį, reikia iš pradžių padaryti skylutes, kurios yra truputį siauresnės negu vinis, kurį kalsi. Kitaip, gausis taip. Deja, aš neturiu grąžto. Gerai, situacija tokia, kad aš suprantu, kad taip kaip aš jau dabar darau, yra nesąmonė ir tiesiog bandau pabaigti. Tai aš manau, neapsimetinėsiu ir tą laiką, kurį galėčiau skirti ten bandydamas kažkaip tai tą stalą sutvarkyti, aš tiesiog patobulinsiu šitą stalą, nes jisai vis tiek bus reikalingas mūsų kitiem epizodam, dirbant su kitais galbūt jau lengvesniais projektais. Tai pasidarom normalų darbastalį. Sako, rytas protingesnis už vakarą. Einam, aš jau puikiai jaučiuosi, turiu daugiau optimizmo. Buvau per daug optimistiškas galvodamas, kad tokį dalyką padarysiu tiksliau, 2 stalus per vieną dieną. Kaip matot, mūsų stalas puikiai stovi. Turi šiek tiek problemų su stabilumu, jeigu žvelgsime į instrumentus, jie juda. Mums reikia papildomos lentynos. Pjaunam lentas ir darom dar vieną lentyną. Let's go. Vakar dirbom, pilnos. Nesvarbu, kiek pjovėm, kiek vežiojomės. Čia šitą dar parodysiu. Visos pilnos. Ką tai reiškia? Kad mums reikėtų turėti bent jau 2 baterijas ir namų ūkiui tikriausiai užtektų 2 baterijų. 44 ir 8. Tai čia vienas, dabar antrą reikia tokį patį. Gerai, kad pirštinę turiu va čia, va. Aš tai stalą taip įsivaizduoju. Aš jau džiaugiuosi mūsų šituo stalu, nes aš prie jo, kadangi mes padarėm tuos kraštelius, prisimeni, kad išlystų biškį. Tai mes prie jo jau galim pritaisyti dalykus. Galiu prilaikyti ją. Bičiuli! Visiškai tiesus. Wow! Šiaip tai aš jaučiu, kaip man gera, kai viskas suveikia. Man rodos pataikiau. Močiutės seneliai prisiekusieji, mes turim darbo stalą. Mes galim pradėti projektą. Wow. Ok, epizodo pabaiga, tikiuosi, kad jūs kažką išmokot, aš tai tikrai išmokau. Pirmas dalykas, nenuvertinti viduramžių, nes pasirodo, kad tai nėra surūdyję įrankiai ir taip toliau, tai yra tiesiog įgūdžiai, kuriuos tu turi išmokti. Faktas tas, kad su naujais įrankiais
nereikia tiek įgūdžių. Ir tu tą patį darbą gali padaryti greičiau. Plus, portabilumas ir taip toliau, tai aš tikrai rinksiuosi Gründer šiuo atveju, bet ir toliau tęsim šitos epizodus, kur bandysim kankinti save, tam, kad parodyti skirtumus ir šito išmokti apie patiems darimą namuose. Taigi tų epizodų ir jeigu turit kažką tai patarti ir pasakyti, ko galbūt aš nemokėjau arba turėčiau žinoti kitam kartui, parašykite apačioje, lauksiu jūsų komentarų.